Virginijų Andrių Bukauską. Mes irgi Na, šiaip dienos pradžioje kažkaip nesitikėjom, kad galėtume kovoti dėl aukščiausių rezultatų. Bet šiaip sekės ganėtinai neblogai, liekėm, spaudėm. Aišku, ir kitų klaidos gal šiek tiek padėjo. Bet, nu, turim ką turim. Laimėjome etapą, sprinto įskaitoj. Ministerija susidarint, kad oras būtų geras. Viskas puikiai, net nežinau, kaip pasakyti. Jo, tai tikrai realiai tos treniruotės reiškias atsipirko ir įdėjom daug darbo ruošiantis šiom varžybom ir dabar turim viso to rezultatą. Jeigu kažkam reikės gero oro, tai nėra, reikėtų kreiptis. Nu ir Tadai, tada tau paskutinis žodis, tau aš suprantu dabar tėviški reikalai ir rūpesčiai, bet nu kiek to ralio spėjai pamatyti? Tai daugiau dirbsim, dar su stenogramą, bandysim dar testų pasidaryti kokių, aišku, mašinai bandysim dar kažkokių tai gal pakeitimų įdėkti, bent jau mažiausiai rebuildai kažkokie tai, nu dirbsim, stengsimės, dabar jau esam biškiai pareigoti, toliau važiuoti, spausti, tai nu, sieksim to. Ir dar planuojam važiuoti A lygos etape Rally Žemaitija, tai bus irgi mums tokia treniruotė, nes turėsim 2 mėnesių tarpą iki Rally Tauragė, tai va, tai tą būtent tarpą užpildysim su Žemaitijos raliu. Sveikinu su pergalė ir susitiksime ant podiumo. Ačiū.